Sveiki visi, išlėkiau trumpam pasivažinėti link Tauragės, tik nutiko netikėta nelaimė. Nesugebėjau veikti net pirmo kalniuko. Sėkmė manęs niekad nepalieka. Nu į kalniukas. Kaip ant jo nepakipt. Oi. Kaip čia taip prisidirbau. Ar abidvi pagalvės sprogo, ar vieną? Au. Tik vieną. Oi. Nu tobulą. Esu 80 km nuo namų, vieną pagalvę sprogo. Ai, nu pekla. Dar neaišku, kaip čia grįžti reikės. Tobulą. Neatlaikė krūvio, per daug susiskersavom. Ne pati protingiausia mintis, bet reikia išleisti slėgį. Slėgį išleisti iš jos, nes labai negerai čia viskas yra. Labai. Biškai truputėlį baisu pagalvės sprogdinti. Kai ranką netoli, tai pasidariau nuotolinį pagalvės prakiurdinimo įtaisą. Ok. Labai gerai. Nevėra slėgio, kažkiek saugiau bus. Gerai, pavyko pasikelti tiek, kad atsilaisvintų pagalvę ir ją ištraukčiau. Tik kažkuo tais bumstopas nelabai nori veikti. Pagalvė nebetrukdo. Galim važiuoti, jeigu ratas nesitrinta. Su ratu biškį nesisek. Trinsis man. Trinsis. Rupūžiokas. Gerai, reikia nuvažiuoti iki asfaltą. Užsidėsiu mažą padangą. Reikia neždintis iš čia. Nebenoriu čia būti. Nors tiek gerai. Į tą dabar jau liečias. Eina šikt. Išleido ir antrą pusę, reiškia ragas. Visiškas ragas. Gerai, išsikraušiau visą turtą iš bagažinės. O dabar dėsime mažą padangytę, kad nesitrintų. Viena pusė labai trinas, kur sprogo pagalvė, kita pusė, kur yra pagalvė minimaliai. Tai reikia įsidėti vietoj šitos, kad bent jau davažiuočiau iki kažkokios civilizacijos. Taip, čia yra asfalto. Tai mano dankratas bent jau nesmigs į vidų.
Nu, labai gaila, kad tie bumstopai neveikia. Kai yra bėda, veikia tik tada, kai pagalvė yra sveika. Aišku, šitiem ratam kitokias veržlės eina. Tobula. Gerai. Labai gerai. Nu ir gerai. Galim pakuotis atgal visą šūdą. Nu labai patogu. Bent jau visas turtas tilpo. Bet jau. Reikėtų kažką su bombstopais pagalvoti geriau, nes galvoju, kad užteks. Vis laik užtekdavo, atrodo. Bet kitiem tuščia neužtenka. Na, nesvarbu. Dabar važiuojam civilizacijos ieškoti. Nu ir važiuojam, kol kelias lygus, atrodo pusė bėdos. Va taip atrodo sveikoji padanga, kuri irgi beveik liečias, nes pagalvė kažkodėl išsileidus. Tai važiuojam 2 oro pagalvių. Ir jeigu biški duobutė, aišku, liečias ir ta sveikoji padanga. Kas gali būti smagiau? Už vieną besiliečiančią padangą geriau gali būti tik 2. Tiesa, dar įdomu, kaip tam Open Diff'ui sekas gyventi. Kai taip skirtingai sukas mano tos padangos dabar. Ui, duobės negerai. Nu, žodžiu, važiuojam lėtai. Važiavau su savo lowrideriu iki geresnio kelio, kur mane galėtų pasimti traliukas, nes šitaip tai nieko gero. Net nežinau šitą oro. Šitoj pusėje oro pagalvė tiesiog pats kompiuteris išleido. Ar ir jinai sprogo, negaliu atsakyti, bet šitą padangą šiek tiek nori trintis. O kad ana pusė nesitrintų, iš vis turėjau užsidėti originalią padangą, kuri yra tikrai labai skirtingo dydžio. Tai su tiek skirtingom padangom toli važiuoti nesinori. Taip priekis atrodo, taip galas atrodo. Priekis, galas. Nu, žodžiu, laukiu traliuko, čia geras privažiavimas, pasikrovimas. Tik musių labai daug, bet nieko tokio. Kol atsirems. Ai, kol atsirems. Jo. Gerai. Dar čiučiut. Dar bus. Tai viskas. Tai viskas, kelionė namo. Reik savo nesėkmes nufilmuoti. Tada atsukam vamzdelį ir viskas. Tai ką, vis tik nepaėjo kortą su šrotiniam pagalviam, abi, kurias nusipirkau, leido. Tai kas lieka, įmiau vieną iš pigiausių naujų, kažkokią Kamoko 53-56 eurai. Bandysim įkišti šitą, gal jinai bent jau neleis. Tos, kur šrotinės nusipirkau, tai viena leido čia pro apačią, kita leido čia per viršų. Net neįsivaizdavau, kad per šitą vietą gali leisti. Tai jo, sėkmė. Manęs neapleidžia. Nu gerai, nebuvo lengva, bet
Įdėjau. Apačią. Nu ką, geras naujienos, po 5 dienų mano kelionė baigėsi sėkmingai. Nuvažiavau iki miško, ten nulūžo galinės oro pagalvės laikiklis, pagalvė išsiraitė ir viskas. Teko važiuoti namo, pasikeisti oro pagalvę. Aišku, iš pradžių nusipirkau iš Šroto, už pigiai. 2 pagalvės, abi leido, visą laimę pavyko grąžinti atgal, susigrąžinti pinigus ir tada truko kantrybę, nusipirkau naują pigią pagalvę, įsidėjau į galą. Nu, bus matyti, kiek laikys. Kiek jau čia, kiek laikys. Kiek laikys tiek, pamatysim, nėra ko nervuotis. Gerai, šiam kartą tiek. Ate.